varpelį šiemet vėl nuskambėjęs. Labas rytas, mokykla, apšviesta viltimi. Varpeliai tau miške parodys kelią, tau miške parodys kelią. Kai lazdynė riešutai rudi suloko, visos voverės sušoko. Baltas vilnos siūlas išsiraidė, pusbroliukui kepuraitė. Žiemlapis geltonas krenta, mėlyna uogelė krenta. Labą dieną, brangieji. Didžiuojuosi mokyklos mokiniais, jų tėveliais ir žinoma nuostabiausiais Kaune pedagogais. Visi kartu mes daug galime pasiekti. Tokia graži šventė, tokie gražūs žmonės, tokie laimingi vaikai. Tegu tai būna visados. Mokyklos svečias, visuomeninio judėjimo Vieningas Kaunas organizacijos direktorius Audrius Palionis. Labai malonu matyti jūs gausiai susirinkus į šią iš tikrųjų vaikų ir tėvelių šventę. Todėl tikrai neužimsiu daug jūsų eterio. Tiesiog vaikučiai turbūt visi turit kažkokį savo idealą žmogų, kur norėtumėt užaugę būti kaip jisai. Jo, aš irgi turiu dar iki šiol, žinokit. Tai va, mokytojai ir mokykla padeda to siekti. Tik reikia juos gerai įsiklausyti. Jie padės jums pasiekti tokio žmogaus idealo. Jie padės jums išsilavinimą gauti, kad būtumėt gudrus. Bet gudrumą reikia tuo pačiu ir lavinti. O lavinti reikia ir kūną. Tai, kad pertraukų metu ir galbūt po pamokų galėtumėt lavinti ir savo judriuosius sugebėjimus. Noriu jums padovanoti krepšinio kamuolį su, nežinau kiek jums žinomas, tėveliam tikrai žinomas, su Arvydo Sabonio parašu. Ir paprašyti mokyklos direktorės, kad šis kamuolys tikrai būtų naudojamas vaikams žaisti. Tai gražios šventės jums. Kauno miesto viešosios tvarkos valdybos tarnybos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Basevičiūtė. Labą dieną, mėly vaikučiai, jų tėveliai, mėly pedagogai. Kauno apskrities policija jau trečius metus iš eilės rūpinasi mūsų mažų eismo dalyvių saugumus. Ir mokslo bei žinių dienos proga, mėly pirmokai, mes jums dovanojame atšvaitus. Mes norime, kad jūs jaustumėtės ne tik saugus, bet ir matomi kelyje. O jūs, mėly tėveliai, bei pedagogai, būkite vaikams ne tik pavyzdys, kaip reikia elgtis kelyje, bet ir pasirūpinkite, kad jūsų vaikai visuomet būtų matomi kelyje. Ir svarbiausia, priminkite, kad būtina dėvėti atšvaitą. Linkiu visiems puikių ir svarbiausia saugių mokslo metų. Profesoriaus Arimanto Dumčiaus padėjėjas ponas Antanas. Perduodu visiems linkėjimus nuo Seimo nario. Ir vėl kartu su jumis skrendančiais paukščiais palydime nerūpestingas vasaros dienas. Saugome ir dar šiltus įspūdžius. Žvalgomės į ateitį, planuojame naujus darbus. Daugybė patirčių atneš besiartintis ruduo, nauji mokslo metai. Mokslo ir žinių dienos proga linki kuo daugiau nuostabių įspūdžių. Įgyti naudingos patirties, mėgautis mokslu, didžiuotis prasmingų darbų, stiprios sveikatos ir sėkmės linki nuoširdžiai Seimo narys Arimantas profesorius Dumčius. Vieškeliai pražydo, vargot kuprinėm paskanų gėlėm ir ilgesio taip ilgesingo žydro prismelko toliai pakelėm. Suvirpa nerimų tyra erdvė rugsėjo, skambučių vidury vėl tyla drums. Liepsnok širdie ir šilumą pasėjus, neleisk vilčių užtemdyti audroms. Rodos dar taip neseniai patys sakėme, palydėkit mane mamytė.
mokyklą trumpas ir toks ilgas. Eželis ir smilgas, tądien pirmą kartą įžengiu į klasę, kur viskas nauja ir truputį neramu. Laiko metų metai, kelio mylių mylios, kelias į mokyklą, kelias į pasaulį, mokytojų malonų, žvaigždė švies saulė. Būsi jau subrendęs, klausimus atsakęs, bet tave lydės dar mokytojo akys. Mokytojau mano, ar toli nueičiau, be dainų skambiųjų, be tiksliųjų skaičių. Kelias į mokyklą, kelias į pasaulį, mokytojau mano, žvaigždė švies saulė. Kelias į mokyklą, kelias į pasaulį. Verta pakartoti, nes geruose darbuose nevalia sustoti. Ir antrą kartą skrisi ten kaip vėjas, o visokių kartų bus tau visas 100. Būsi tu moksleivis, didelis ir rimtas. Brangus pirmokai, mylėk mūsų mokyklą taip, kaip mes mylime ją. Čia susipažinsi su mūsų mokyklos tradicijomis, puoselėk jas savo nuoširdžiu darbu ir geru mokymus. O kad taptumėte tikrais mokyklos mokiniais, prašome susikaupti ir kartoti paskui mus priesaiką. Priesaika. Aš savo mokytojų, draugų ir tėvelių akivaizdoje pasižadu nuo šios dienos keltis anksčiau, nenuklysti iš kelio einant į mokyklą. Kartokit. Nenuklysti iš kelio einant į mokyklą. Visada sveikintis su mokytojais, draugais ir vyresniais. Gerbti knygas, suolą ir savo klasę. Mylėti tėvelius, senelius. Brui, koks ypatingas šitas rytas. O kur jūs čia susirinkote? Į mokyklą. O ką jūs veiksite mokykloje? Mokysimės. O kas jūs mokys? Mokytojas. Pamojuokime visi gėlėmis, kurios skirtos mokytojai. Koks jūsų mokytojos vardas? Į kokią klasę jūs eisite? Koks jūsų mokytojos vardas? Į kokią klasę jūs eisite? O kas čia stebi visus? Direktorė ir pavaduotoja. O kokie jų vardai? Lida ir Elona. Danutė. Danutė? Oi, atrodo pamiršau. Na, vaikučiai, gal jūs žinot, ką pamiršo Buratinas? Kaip gerai, kad jūs atspėjot, man tikrai labai padėjot. Štai raktelį pirmokėliams, kurie atvers duris į jūsų klases. Pirmoji A klasė. Pakelkite savo raktą, pasakykite mokytojos vardą. Mokytoja Jūratė. A.
Pirmoji B klasė, pakelkite savo raktą, pasakykite mokytojos vardą. Ir pirmoji C klasė, pakelkite savo raktą, pasakykite mokytojos vardą. Šventė tęsis klasėse. Dabar į priekį išeina pirmoji A, B ir C klasės. Visų plojimai ir varpelio skambėjimas lydi mūsų naujuosius draugus į savo klases.